Luko Evangelija, 21 skyrius, 12-19 eilutė, mums Dievas primena, ką turime daryti, kai baigėsi pasaulio dienos. Kalbu apie pasaulio pabaigą, totalinę ar ne taip svarbu. Svarbu tai, kad Viešpats kalba apie tai ir sako, tikrai dienos pasibaigs. Ir ko prašau iš jūsų? Šiandien ši Evangelija mums sako, įsidėkite savo į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės. Taigi, jeigu suprasim, kokia Jėzaus Kristaus, mūsų karaliaus strategija sekančiams metams, jums pasisekė. Nesiklausėm, nesupratom, neišgirdom, ko prašo Jėzus, dovanokit, visą gyvenimą būsit tik pralaimėtojai. Ir šiandien geroji žinia yra tai, kad gynybai Viešpats sako, neskirkit laiko, negaiškit laiko gynybai. Viską susikoncentruokit į puolimą. Paaiškinsiu taip pat, Viešpats davė užduotį savo vaikams, tai reiškia jo sekėjams, tai reiškia man, o jūs jau žiūrėkitės, gal ir tau. Jisai sako, užimkite pažadėtoją žemę, štai jums dovanoju pažadėtąją žemę. Pažadėtoji žemė yra dangaus karalystė. Pažadas yra, bet jeigu jūs manot, kad jūs nieko nedarydami, jinai tau ant galvos nukris, dėmesio, pažadėtoji žemė nukritus tau ant galvos tave sutraiškės. Todėl sako, jūs turite į ją įžengti. Labai panašiai kaip su išrinktąja tauta, žydais. Viešpas parodė kryptį, sako, ten yra pažadėtoji žemė. Mozė, Jozuė surinkė žmonės ir šutinat, va ten kryptis. O tai sako, tai ten tautos reikės gintis. Žiūrėkit, kai kalbama apie užėmimą karalystės, galvot apie gynybą būtų kvaila. Viešpats sako, susikoncentruokit ir mąstykit. Va čia reikia pakeisti mąstymą. Pradėkit nugalėti. Gintis, žinau, kad ginatės. Mumis puola tie demonai, ten gundimai, pasaulio gundimai, visokios reklamos. Dabar atsirado prikurta visokių gundančių žaisliukų, telefonai vadinas. Irgi ginatės, nepergyvenkit. Vis tiek neapsiginsit. Pagalvokit puolimo planą. O puolimo planas yra toksai. Šlovinam Viešpatį, einam iš pažinties, einam komunijas, stengiamės daugiau laiko išbūti šviesoje. Jūs esate pasaulio šviesa. Tokia mūsų prigimtis, mėlyje, toks mūsų pašaukimas. Jūs esate pasaulio druska. Ką turim darytis, kurie treniruojatės, sportu kažkada tai užsiėmėt, žinot. Auginam surumo raumenis, auginam šviesos raumenis. Kur ta sporto salė, kuris galit užsiauginti šitos raumenis? Čia, bažnyčia. Būdami adoracijai, būdami Dievo akivaizdai, tampam šviesa. Sako Viešpats, į ką žmonės žiūrite, į tą tampate panašus. Žiūrit į kvadratinį telefoną, tai tu nenusteb, kad pas tave kvadratinės akis, kvadratinis mąstymas ir visiška tamsa prote. Visiška tamsa. Esi kaip tas juodas telefono arba kompiuterio televizoriaus ekranėlis. Ir paskui steigėsi, kodėl tau nesiseka. Todėl tau ir nesiseka. Sako, ateikite pas mane visi, kurie esat ištroškę, išalkę ir tik pabuvęs su Viešpačiu bent valandėlę, aš jums garantuoju 100% ir dar pridėsiu vieną pliusiuką. Dabar taip madinga. Kažką pasakai ir dar plius yra. Va tas plius. Pradėsit nugalėti. Pradėsit atkovoti
prarastas teritorijas, pradėsit atgauti prarastą laiką. Kito kelio nėra. Jo tai, kad ten jumis išdavinės tėvai, broliai, giminės, jūsų nesupras, kad jūs pradėjot kiekvieną dieną, nežinau, ten eiti mišias, melstis, atgailauti, sekmadienį su visą šeimą ir dar giminės tempėtės į bažnyčią. Kiekvieną mėnesį einat išpažinties, aišku, kad jūsų nesupras. O jeigu sąžiningai, jiems iki lemputės yra tavo amžinas gyvenimas. Vieninteliai, kuriem rūpi jūsų amžinas gyvenimas, aš nežinau kaip kitiem, man jūs labai rūpi. Man ne tas pats, jeigu šiandien jūs mirsit, kur jūs eisit. Jeigu bent vienas iš jūsų pražūsit šiandien, man labai širdį skaudės ir aš tikrai eisiu atgailauti, vadinasi, kažko dar nepadariau dėl jūsų. Mes galim atgailauti, tai irgi yra kovos būdas, kovoti su šėtonu. Kaip sakė Jėzus, ši veislė, o tas piktoji dvasia, kitaip nenugalėsit kaip malda ir pasninkai. Jeigu turit kitų alternatyvų, pasakykit, pranešiu. O taip visi šitie persekiojimai, niekinimai dėl Kristaus vardo mūsų darbinė aplinka. Haleliuja! Kuo sunkiau mums, tuo geriau. Kaip vienas karvedys sako, kaip ten kareiviams. Sunku pratybose, lengva mūšyje. Aleliuja.